Sveiki, su jumis aš Andrius Jespeks ir šiandien mes bandysime surinkti jau 600 eurų buldą. Vakar turėjome iš tiesų neblogą pasiūlymą ir daugeliu, manau, to netgi užtektų už 500 eurų, tai paliksiu kortelę, galėsite rasti tą video ir šiandien jau judame į aukštesnį ranką. Na taip, iškart vakar dėliojame, kągi galima už tą papildomą 100 eurų palyginus nuo vakar dienos pagerinti, bet be to, kad dabar iškart pabrėšiu, pakeitėm procesorių į i5 7400, mums tai jau apsėjo netgi 120 eurų brangiau vien tik procesoriaus atžvilgių ir tai beveik vien tik įtakos mūsų buldo kainą. Tai yra puikia investicija, to papildomų būtent suma į link procesoriaus, jeigu jūs investuojate ypač ateitį labiau, neplanuojate atsinaujinti kompiuteriaus, tai šis i5 pasirinkimas bus labiau jums tinkamas. Na, o tolimesnė eiga einant mes turėsime motininės pasiūlymą tą patį iš Asus H110K. Taip, tai bus vėlgi senesnė šiek tiek karta, bet jau minėjau, kad paliksiu apačioje video nuorodą, kaipgi atnaujinti BIOSus, ką jums reiktų tikriausiai padaryti, jeigu norėsite įdėti tą naujesnį procesorių. Na, taip pat nepamirškim dar to svarbaus komponentų, tai yra vaizdo plokštės ir RX 470 vėlgi mus gelbė savo neįtikėtiną kainą, netgi 194 eurus. Jūs šiuo metu galite rasti tikrai Skytech'e ir mus netgi šioje brangesnėje sumoje tikrai patenkins. Na, talpos atžvilgių mes vis dar nepridėsim dėję SSD, bet mes turėsime Seagate Barracudos 1 TB už tą sumą, kurią, kaip minėjau, galite rasti ir VD Blue, tai nebijokite laviruoti tarp šių dviejų būtent pasiūlymų hardo atžvilgių. Na, mums belieka dabar tiesiog kurgi įdėtą kompiuterį ir kuomgi įmaitinti, tai mums padės Corsairo CX430 W, šią sistemą taip pat tikrai užteks būtent tokios galios ir Corsairo patikimumas mums tikrai turėtų atlaikyti. Ir mums pavyko vakar dieną įdėti visai šiek tiek gražesnį korpusą visą šią sistemą, bet dabar mums tenka eiti vėlgi prie Transcento, kuris mus gelbės savo išties pigiausių beveik pasiūlymų, tai yra vis dėlto pilno juodo dizaino korpusas su visais išėjimais ir ta tokia kompaktiška talpa. Na štai mums išeina toks buldas su šiek tiek brangesnė negu planuota suma, tai yra jau netgi 20 eurų virš 600, bet aš turiu kelti jums pasiūlymo alternatyvų, kurgi galima būtų sutaupyti. Na, beveik pirminis mūsų pasirinkimas, kurgi sutaupyti būtų vis dėlto maitblokio srity, nors tikrai to labai nerekomenduoju, bet turime iš Corsairo 450 W pasiūlymą, šiek tiek pigesnį sutaupant jums 10 eurų ir gal priartinti arčiau tos sumos. Taip pat vieta, kur galėtume sutaupyti, yra procesorius. Na taip, aš pabrėžiau, kad tai yra esminė detalė šiame bulde, tas i5, bet dabar nuėjęs iki trečio, kuris mums duoda pasiūlymą netgi 4 Hz dažnio, tai gali būti, kad jis netgi žaidimuose duotų didesnį FPS. Ir kaip visada paminėsiu dabar kažkaip užmiršęs praeitam video tas alternatyvas, tai jūs visai galite išimti hardą. Jeigu jūs jo neturite, išimkite iš buldos, taupysite tos 50 eurų. Galgi neatrasit kokį SSD pasiūlymą, tai yra visada variantas, nebijokite panaudoti gal. Nes pirkti naują hardą šiais laikais jau nėra tokia puikia investicija. Ačiū, kad žiūrėjote šį video, tikiuosi atradau tą pasiūlymą už 600. Jums užmeskit laiką, kas gal pritarė šią investiciją, gal i5 atžvilgiu ar kam. Komentuokit gal kitas alternatyvas, argi ką jūs įsigijot panašią kainą. Visai gal neseniai ar planuojate pirkti ir tada iki sekančio video. Iki.